10 bandymas. Sveiki sugrįžę į 16 Jurgitos vlogmą. Wow, 16. Jau 2 savaitės praėjo, 3 savaitė bėga, dar savaitėlė ir kalėdos. Tai ką, kaip visada, noriu padėkoti tau už nykščio pakelimą į viršų, tai vadinasi už paliktą reakciją, kad patinka, už palaikančius komentarus, nesvarbu kokius, bet kaip visada, kaip minėjau, kalėdos, jeigu neturi ką parašyti, neturi ką pakomentuoti, neturi ką paklausti, dedam kalėdinę atributiką, eglutė, dovanos, kalėdų senis ir visa kita. Sveikinu atėjus naujiems prenumeratoriams, labai malonu, kad mane atradote ir mane užsiprenumeravote ir tikiuosi, kad liksite su manimi ilgam. Taip pat šiame įrašiuke matysite mano mažus mini paburbėjimus nepatenkintiem žiūrovam. Tai belieka kas palinkėti gero gražaus pasižiūrėjimo malonaus. Na ir kaip visada, gale peržiūros paspaudžiam nykštį, jeigu dar neuždėjai, užsiprenumeruok, paspaus varpelį, jeigu to nepadarai ir palik komentarą. O info bokse rasi visą reikiamą informaciją su manim susijusią. TikTokas, Instagramas, mano parduotuvė ir visa kita. Kas tenkina smalsų žiūrovą. Gerą pasižiūrėjimą. Kodėl tu čia sėdi? Labas rytas. Labas rytas, Kiciau, labas rytas, Joda. Apsirgai? Ką? Apsirgai? Ko čiaudėjai? Ai. O tu kaip, Kiciau? Nesirgi? Nesirgi? Ką? Kiciau, ne? Labas rytas, Kiciau. Kiciau. Labas rytas. Kiciau. Kiciau. O jau koks piktas. Nesisveikina kažkodėl tai šiandien su manimi jisai. Kiciau. Labas rytas. Labas rytas. Labas, mano kiciuonė. Oi. Nu. Pradedu įrašą su filtru, nes veidas nekaip atrodo iš pykčio. Taip, truputį esu pikta. Žodžiu, po paskutinių mano blogmo įrašo vienas komentatorius, kuris dažnai nepatenkintas ir jis ateina ir parašo komentarą. Kai faina vienintelis įrašas, kuris yra be tavo tos platinamos reklamos, ane? Tai jam draugas mano nepatinka. Nežinau, ten jie nesvarbu, bet apie draugą tai ką galiu aš pasakyti. Nei tu su juo kartu gyveni, nei tu bendrą duoną daliniesi, nei lėkštę daliniesi, nei vienoj lovai guli. Kame šaknys? Ir jisai nėra valiuta, kad visiems įtikti ir patikti. Svarbu man patinka, svarbu man geras. Man tai labai geras. Labai geras. Apie platinamus produktus aš neplatinu. Aš rekomenduoju. Platinimas, jeigu tu ateisi pirks ir tai liepsiu, kad tu pasakytum kitam, kad ateitų pirktų ir taip trečias. Reklamos irgi yra, kurias tu matai per televizorių ir visur kitur, jos yra irgi platinamos. Iš tikrųjų, tos reklamos, už kurias sumoka didelius pinigus ir kiša brūka kas 5 minutės žiūrint filmą kažkokį, ar gatvėje einant stendą iškabinti. Ten irgi platinamos reklamos. Kodėl nesakai, kodėl čia platina tas reklamos, nes mane nervuoja. O aš rekomenduoju. Pati naudoju ir rekomenduoju. Dabar žiūrėk, kaip duosiu pavyzdį, ne? Neseniai Australijoje, aš nežinau, ar Lietuvos žiniasklaida apie tai kalbėjo, rašė, rodė, bet neseniai Australijoje dingo 320 kažkeli buteliukai pavojingo žmogui viruso iš laboratorijos. Nes virusai yra gaminami, ne? Ir dingo 21 metais, pastebėjo 23, o pradėjo kalbėti tik šiais metais. Kokiu tikslu? Neaišku, ne? Pati esu po onkologinės ligos, dar kaip pavyzdį duosiu, ne? Ir mūsų kompanija pradėjo gaminti papildą, kuris valo toksinus, stiprina imuninę sistemą. Ir aš tą papildą naudoju į mėnesį po vieną buteliuką, nes iš vieno buteliuko yra kursas 2 savaičių. Jis yra nutropinis papildas, kuris stiprina imuninę sistemą. Beje, neseniai ir žmogus vienas manęs klausė, kaip stiprinu imuninę sistemą.
Tai va, aš naudoju tą papildą, vadinasi Easy Detox, kuris ne svoriui mesti, bet stiprinti imuninę sistemą. Jis yra su prebiotikais, probiotikais, jis daugina gerasias bakterijas, varo lauk blogasias, valo toksinus, valo metalus. Ir į mėnesį kartą aš sunaudoju vieną buteliuką. Tai žiūrėk, žmogus išgirdo mano rekomendaciją ir jisai nusprendė irgi pastiprinti imuninę sistemą. Nes šiuo metu žiūrint į aplinką labai daug sunkių gripo susirgymų. Ne to lengvo, bet sunkių. Ką tokiu atveju darai? Parekomenduoji papildą. Arba, kad nesusirgti, pavartokite papildą, kuris yra 100% augaliniais. Stiprinkite imuninę sistemą, saugokite save. Nes jis prisideda ne tik prie imuninės sistemos, jis taip pat prisideda prie kepenų geresnės veiklos, prie virškinimo, žarnynai, visą kitą. Tai įsivaizduok, nes kiekvienas žmogus toksinų gauna ne tik iš maisto, alkoholio, rūkymo, bet ir iš aplinkos. Tai va, ir mūsų organizme toksinų yra apie iki 6 kg kažkur tai. Tai va, pasižiūrėk, įsivalyti toksinus, pagerinti bendrą sveikatą, ne? Ir aš nežinau kaip Lietuvoje, bet pas mus dabar Britanijoje kūrė naujus vaistus ir tuos naujus vaistus išbandinėja ant žmonių. Man, pavyzdžiui, turėjau su inkstų problemų, su šlapimtakiais po viso šito gydymo. Vienoje vietoje pagydė, bet kitoje vietoje mane nugydė. Ir man pasiūlė tiesiog eksperimentinius vaistus pagerti, pažiūrėti. Aš atsisakiau ir ieškau būdų, kaip aš galėčiau augaliniais papildais pastiprinti savo imuninę sistemą, ne? Pagerinti savo ir tų pačių inkstų veiklą. Vat. Tai jeigu tau nepatinka tos mano reklamos, tai tiesiog atprenumeruok mane, nežiūrėk manęs ir taip panašiai. Bet žmogus kitas, kuris pasiklausė, jam turbūt sudomins, jis ateis ir nusipirks. Nes aš neverčiu pirkti. Neverčiu. Ašgi nestoviu su kokiu diržu už nugaros, pliaukš davai, staigiai perki. Ne, aš rekomenduoju, supranti? Nes tas pats ir per televizorių, ir per žurnalė ir tam pačiam laikraštyje, visur tos reklamos, tik už jas sumokėti didelį pinigai, ne, ir man nemoka didelių pinigų už reklamą, man moka už tai, kad ateina žmogus ir nusiperka kažką, aš iš to užsidirbu. O taip, aš pati naudoju ir rekomenduoju, bet per prievartą niekam nesiūlau. Dušas beje labai geras. Labai. Pamiršau paminėti, beje, mūsų kompanijoje produktus gamindamos netestuojant gyvūnų, ką pavyzdžiui daro L'Orealis, MAC, Dior, Garnier. Jie visi produktus testuoja ant gyvūnų. Ir, pavyzdžiui, Britanijoje yra mažų šuniukų ferma, ant kurių testuoja tuos pačius, pavyzdžiui, lęšiams skysčius, kur gamina, visokius šampūnus, kremus ir visą kitą. Fermos. Įsivaizduojat, kur šuo nemato aplinkos, nežino, kas yra pasivaikščiojimas lauke, nežino, kas yra žaislas ir visą kitą. Ir tu man dar aiškini, blembački, mane nervina tavo tos reklamos. Mane nervina per televizorių rodomos apgaulingos reklamos, kur nusiperki produktą, išbandai ir su jokio efekto, vau, neduoda. Tai va, aš nieko nesiūlau per prievartą pirkti, aš tik tai rekomenduoju tai, ką pati naudoju. Ir jų pagalba aš šiai dienai jaučiuosi, va taip, nes be savo kompanijos, pavyzdžiui, net ir tų pačių papildų, aš jau gal būčiau nurašyta daržovė, tai ką man davė gydytojai ir ką aš pradėjau naudoti savo kompanijos, o save pakėliau į daug aukštesnį lygį. Kaip nori, taip galvok, bet aš 100% už savo kompanijos produktus. Ypač imuniniai sistemai stiprinti, kur pas mane imuninė sistema yra sugriauta 10 metų į priekį ir ją atstatyti yra sunku. Vat. Nu, tam piktam komentatoriui tai turiu gerą pasiūlymą. Balance papildas, čia yra hormonams normalizuoti. Jeigu pas tave ten pastoviai tas erzelys, tave tas nervina, tavęs tas nervina, ne viskuom nepatenkinta. Tai va šis balance papildėlis labai yra geras. Įsitirpini vandenyje ir išgurkšnoji ir pamatysi, kaip tavo gyvenimas pavirs daug ryškesnėmis spalvomis. Na, jeigu nenori tirpstančių, turime mes ir kapsulytėmis. Labai geras, aš tiesiog rekomenduoju. Ir jį rekomenduoju, kam ir sunkios PMS, kas turi menopauzę, perinopauzę, nerviniai sistemai reguliuoti. Nu, tiesiog labai nuostabus papildas, kurį irgi pati kiekvieną dieną geriu. Va. Tai dar kartą pasikartosiu. Nepatinka mano kanalas, nepatinka tai, ką rodau. Prašau, išeik. Nesi čia pririštas. Nesi pririštas tikrai.
metas atsidaryti advento kalendoriams. Iš tikrųjų, jeigu po teisybei, man jau jie atsibodo darinėti. Ypač tie, kurie normaliai neatsidaro. Tai kur mano 16, dabar kaip žinot, kur kuris, nes jie sukrytė visi pačion. Kalėdų senis. Aš jau žinau, ką toliau gausiu. Antras stylist. 16 čia. Čia. Blush, tai tas rausvintojas. Wow. O va taip atrodo. Wow, koks pigmentuotas, koks stiprus, vos paliečiau. Vos paliečiau. O reikia ir kitą pusę įsidėti. Wow, jaučiu prisidirbau. Sklaidyti. Wow, koks stiprus. Ir yra čia toks, kaip pereina iš šviesaus į tamsesnį. Spindintis. Tai jau naujo metam būsiu graži. Tai va, šios dienos nusivalome pižaminės kelnes. Ir šios dienos yra blushas ir kalėdų seniais. Va, tokie siurprizai. Neblogai, aš šiaip rausvintoje tai naudoju kreminį. Su sausais man nelabai pavyksta gražiai pasidažyti. Ir ką? Einu pakuoti dovanų. Laikas susipakuoti. Vieną atėjus siuntą irgi dar nepatikrinau ir dar laukiu siuntų turi ant dienų pareiti. Vat. Aštuonios dienos iki kalėdų. Dabar parodysiu, ką Egipte pavyko gauti, nupirkti austėjai. Kalėdom dovanų. Šiaip nelabai norėčiau išpakuoti, nes čia labai taip gerai supakuota. Na, bet rasiu gal kur įkištis pakuoti. Žodžiu, žiūrim. Ups. Dūžtamas daiktas. Reikia atsargiai. Ji yra bežionės metais gimusi. Ir čia iš Egipto. Tai tokia. Jai tikrai patiks. Dabar reikia surasti, kur įdėti gražiai ir supakuoti.
Nekreipkit į užterštą langą, bet saulėlydis? Tai vau. Vau. Kai gražu. Kodėl aš turiu pakuoti dovanas, kai už lango labai gražu? Labai gražu. Atsibodo, pavargau galvoti, pakuoti ir visą kitą. Neturiu dėžės, darysiu voką. Neturiu dėžės, darysiu voką. Nežinau, kaip čia man pavyks padaryti tą voką, bet pasistengsiu. O taip norėčiau turėti dėžę, į kurią galėčiau sudėti ir tada nežinotų, kas ten yra sudėta. Valandą laiko pakuoju, tik 3 dovanas supakavau. Jeigu čia taip sudėti. Tada užklijuoti, tada popierium dovanų apvynioti. Gal bus gerai. Pakuoju. Ir nesupakuoju. Neik supakuot? Ne. Kok didelė? Nieks nepadeda. Arba aš negaliu padėti, jeigu man. Nieks nepadeda man pakuot. Negaliu padėti, jeigu man. Kaip padėsi? Kaip jauties? Visomis? Jeigu viską sudėjus, tai kokia 15. Trūksta 15? Kodėl? Nu, papasakok su savo tuo kur raidės neištarė. Tai vakar kažkas buvo. Kas vakar buvo? Nu, ten nėra raidės, kas buvo. Nėra? Nėra. Noriu rantis nusiplauti, nes labai purvinu. Parodyk. A ką tu su rankom darai? Bulves darėm. Dažai bulves? Steptų. Tai Velykom ruošiatės jau, ne? Ne, puškė. Nu tai jeigu... Puškė chemikalais. Puškė. Tai mes susisakysim, ne vakarienės? Tai tu parašai. Parašiau. Tu parašiau, neatsakiau. O ką? Aš sugalvoju. Ką? Aš sugalvoju. Ne. Nežinau, ko noriu, bet kažko noriu. Nesveiko. Šiandien noriu nesveiko maisto. Šūdino. Šiandien šiaip tai, žinok, mano blogmas šios dienos yra pyktas toks. Vakar neįsikrovai. Aš vakar įsikroviau, tik kad komentatorių ateina tokių neįsikrovusių. Ilgumos ir pietryčių platumos. Pietryčių platumos. Bet tau sunku taip kalbėti, ne? Naugaliai. O šiaip daugeliui patiko, kad vakar buvai mano įraše. 5 svarai iš tavęs. Sausio mėnesį, kai sumokės, tada duosiu aš tau 5 svarus. Arba? Tas, kas vakar buvo. A kas vakar buvo? Nežinau, vakaras dingo. Vakar jau istorija. Taip. Ne, gerai istorija. Aš paklausai, kaip jaučiuosi šiandien. Tai ir atsakiau. O tai kur tie 15%? Nu, tai aš vakar tą paminėjau, kas yra 15% dingė. Ta buvo. Šitą. Palpa. Iški nedamiegojęs. Trūko miego. Lenda visas raudonas. Raudonas ar raudonas? Tai tavo maikė raudona. Jo. Stengiasi saugotis. Saugotis? Nuo ko saugotis? Nuo dachų. Dachai raudonai. Tas chemikalas. Bet tau tiktų pabūt žydeliu. Tai tipo, deimantų rubinų ieškot. Gali paieškot. Į deimantų ir rubinų. Aš nieko prieš. Koinės susidėjau šiandien. Šilta, kai jį ten buvo. Ir taip buvo šilta, nes lyginti reikia. Ir vietos tai nebėra. Tai jos darbą daram. Violeta. Come back to Scotland. Violeta neįguoja mano rodas YouTube. Tai tik Instagram'e.
Man atrodo, kad aš buvau pasidalinusi Instagrame, ateit pažiūrėti, man atrodo, gal irgi žiūri. Kas čia vyksta? Jeigu neklystu, dar jos... Vyksta drakė mums. Drakė? Drakė. Sugriaus mūsų ragę. Begėdytų. Apsiramink. Taip džiaugtis negalim. O ten kicis yra. Taip. Kicis eglė saugo. Ir urzgia dar. Kicis eglė saugo. Kas gyvena? Ei tu, Joda, ką darai? Ką darai? Kam kicių erzini? Vietų nenorim. Noriu. Kur kicis, Joda? Kur kicis? O tai ne mančių boksą tik tai. Nesvarbu, klausysi tą valčių. 1, 1, 2, 3. 1 karvės 1 patikrinam. Nešam dovanas padėti. Jėzu, pasiėmiau lyg toną būtų svertų. O, tai ko čia? Gantelių pripirkai? Išjungti norėjai mane patamsyje padaryti. Aš kai norėsiu tavį išjungti, išjungsiu. A, ne? Ir dabar kur man? O tokia mažutė va čia padėti, ne? Kita mažutė čia padėti. Ir čia jau didelė, ir čia jau reikia dėti čia. O, fuck. Kadras nepavyko. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Kadras nepavyko. Kas atsitiko? Taigi va, lyblas nukrito. Kaip jūs ten sakot, rokiškietiškai bike? Bike. Bike. Bike ir bike, jemaitiškai. O pas jūs Nidoje taip nesako? Ne. O kaip pas jūs sako? Pas mus viskas yra Va. iš italų, netoli. Jie sako buongiorno, mes sakom giunborno. No. Nu va. Jie sako buongiorno, mes sakom giunborno. Ok. Nu viskas, finiš. Vakarienės metas. Čia valgysim, kad šuo nelystų. Čia atsigerti, 7-upas. Ir čia, oho, užklijuota. Jaučiu užklijuoja galštienės deliveriai pradėjo valgyti. Tai ir gal kani. Nu. Va, vakarienė. O, ne tau. Eik iš čia. Oi, kaip čia žinokit skaniai kvepia. Tai tada 10-11 dieną. Aš neatsimenu. Prisivalgiau junk foodo, kauliukų pulgyčių. Ir dabar sumašiau, kad pasidarysiu arbatos ir užbaigsiu šios dienos vlogumą. Dilma iš Lenkų parduotuvės. O galvojau, kad aš pasiėmiau iš Tikimakso. Melagė. Tai vat. Užbaigsiu šios dienos vlogumą. Tikiuosi, patiko mano pabarbėjimai. Labai smarkiai neįsižeidėt. Sakau tai, ką galvoju. Be jokių apylankų, be jokių įsigalvojimų. Pilnatis laukia. Einam pažiūrėti. Matai, kokia pilnatis? Na, tada suprantama ir mano žiūrovus, nes vienus jį veikia pilnatis, kitų neveikia, manęs tai neveikia. Na, kaip minėjau, turiu labai gero papildo. Kam yra su nervinė problema, su nervais yra labai prastai, tai vat balans. Turim vandenyje tirpstančias tabletės, buteliukė 15 vienetų, o turime ir kapsulėmis, buteliukė 60 vienetų. Pasirinkimas, kokį nori gali gerti. Man ir tas patinka. Aš naudoju tirpstančias, nes Body Hydra Slim toks nelabai skanus papildas, tai vat kartu susimiksuoju, labai skaniai susigeria. Na ir tiek. Na ir dar kas klausėt, ką naudoju stiprinimui energijos, ne? Tai naudoju imuninės sistemos stiprinimui, ką naudoju, tai naudoju Q10. Būtinai privalau naudoti seleną ir su juo kartu eina cinkas, vitaminas A, C, E.
Vitaminą D, kas būtina naudoti irgi, vitaminas C ir cinkas papildomai, nes, kaip nekartą minėjau, pas mane labai skydliaukė, kuri visiškai neveikia, viską ardo greuna, tai su ją būtina daug papildų naudoti, vitaminų, mineralų ir vitaminą D, kurį rekomendavo onkologai naudoti. Ir, kaip pradžioje filmuką minėjau, geriu Rizit Detox, į mėnesį vieną kursą patarau. Kas mėnesį beveik. Tai vat, viso, baigiu šios dienos vlogmą, tikiuosi tikrai labai patiko tau, sulauksi tik nykščio į viršų, be jokių pykčių, be nieko, palaikančių komentarų ir ką, nepamirštam, kalėdiniai atributikai komentarus. Turi klausimą, turi minčių, rašyk viską, užjaučiu Lietuvą, nes šiandien tiesa daug kur sugriuvo kalėdinės eglės. Nu į ką, baigiu šios dienos vlogmą. Čiau, čiau, ate. Ate.